Šiandien perikupiavimo diena, važiuojame į Kauną ir nuotoliniu būdu nusipirkau BMW EM6 328, benzinas dujos. Važiuojam jį pažiūrėsim, paimsim, o galbūt vietoj pabandysim ir parduoti. Jeigu nepavyks, važiuosim su juo. Jeigu pavyks parduoti, tai turėsim dar surasti kitą mašiną, su kuo grįžti, nes bilietą turim tik į vieną pusę. Tai važiuojam, parodysim, kas per mašiną ir žiūrėsim, kaip mums ten seksis. Atvykome ir turime štai tokį vat krokodilą. Čia dar apsiūta kaip kilimiukais fainai. Arkos gražios, skylutės. Automatas. 1100 pinigų, plus 200 eurų už R18 ratus ten galėvam turėtų matytis. O gal ir nesimato, matos. Žodžiu, einu paimsiu raktus, sumoku pinigus ir bandysim parduoti, o tada bandysim ir važiuoti, jeigu neparduosim su juo. Viskas, raktai du kaip pas mane, bandom kurt ir žiūrėsim, kaip čia dirba. 1 hour later. Šalta, sakė, ne visada kažkaip vedasi, raktelį ne visada pamato. Tai sakė, reikia pabandyti. Rodė, bet taip kažkaip. Tu pažiūri instrukciją, kaip jisai man siuntė, kaip jisai užvedė. 1 hour later. Va ir dirba. Kažkur 15 pasukimas. Ir užsikūrė. Nu ir valio. Ką pašildom, žiūrėsim, ką čia daryti toliau. Nu, žodžiu, apžiūrinėja dabar mašiną ir pastebėjimus yra. Sako, va, kad čia kažkas nelabai gerai. Neturėtų matytis turbūt kažkas. Varikliukas dirba kaip laikrodukas, tvarkingai. Žodžiu, apžiūrėjo, išvažiuoja, tai reiškia, kas neperka. Nepatiko kėbulas, čia ne savo apžiūrinėjo, o draugui žodžiu apžiūrinėjo, tai nepatiko kėbulas, kad parūdėjusios arkos ir taip toliau. Žodžiu, tai suprantu, ne visiems tas tinka, bet 1500 norėjau, tai gal kaina, skaičiau, vis tiek nebloga. Kadangi tiecho dar turi iki 5 mėnesio ar 6, 26 metų. Tai dar yra laiko pasitvarkyti iki sekančio tiecho, o šiaip techniškai tai viskas kaip ir tvarkojasi. Tai gal įmetu storiuką, pabandau dar parduoti Kaune, jeigu ne, tai planuosim toliau kelionę namo. Tai nuo EM6 pirkimo praėjo 6 dienos ir vakar jį pardaviau. 6 dienos parduota už 1300. Tikėjausi 1,5 gauti, gavau 1,3, nu ir užtenka ir gerai. Bet kame visas prikolas, žodžiu. Įmečiau į TikToką. Galvojau, nu, parduosiu, pavyks ar nepavyks parduoti, nes jau ne pirmą mašiną parduodu per TikToką, tiesiog įmetu storiuką. Visi heiteriai komentuoja, kad ten 500 duočiau lavonas su puvelis išmes čia. Kaip tau negėda tokį pardavinėti, bet realiai tas heitas taip iškelia tą postą, kad labai lengva parduoti pasidaro. Tai visai pasitvirtinusi tokią schemą, tai manau reiks dažniau pakartot. Nelabai man patinka ta TikToko gal platforma, bet kadangi pavyksta parduoti automobilį, tai jeigu kartais neturit ką veikti, galite užeiti į TikToką ir pakomentuoti, kad čia lavonas, bloga mašina, kaip ten dauguma daro. Ir man tas pakelia tą postą ir žmonės parašo, nemažai žinučių ten gaunu ir nuperka tą mašiną. Tai skamba įdomiai, bet veikia. Žodžiu, dar ko nepaminiu visada. Kiekvieną savaitę į priekį išleidžiam seriją naują. Tai žodžiu, viena serija šitą baigsis, sekanti jau yra įkelta į Contribui. Tai jeigu norit, užeikit į mano Contribui, šiek tiek prisidės prie mano projektų ir tuo pačiu serija, o gal netgi kartais 2 būna įkeltos į priekį, jau matysit per tenai. Jeigu labai jau esat smalsus ir nekantrus, kas bus toliau, tai užeikit tenai. Ir šiaip YouTube mano žiūri kažkur 70% žmonių, kurie nėra pasubscribinę kanalą. Tai jei nesunku, paspauskite subscribe. Atvažiavom vieno pirkinuko, kurio esu jau seniau nupirkęs, bet dar vis niekaip jo nepasiėmiau. Atvarėm su busu. Su tokiom padangom gal? MS-ais tikrai ne pačiais geriausiais.
Nu, protektoriaus daug metų gerų, bet nu MS-ai, ne žeminės grinai. Tai yra traliukas, turi makumų laidų, bet tuo parodysim, kur stovi tas BMW ir nežinau, kaip čia ką reikės daryti su juo. Pirmą apsižiūrėti, kur ir kaip stovi, pabandyti pirmą užvesti. Va, ateinam per va tokius laukus ir kai čia aš jį pirkau ir apžiūrinėjau, dar buvo tiesiog pieva ir nieko nebuvo tokio, kaip dabar apaugė, dabar yra apaugė ir sniegas, žodžiu. Jis stovi štai čia. Pagal padangas daug maž matėsi. Žodžiu, stovi iš čia 5 metus, sakė. 2 litrų, 110 dizelis automatas. Žibintai, bamperiai, sakė, viskas yra kažkur. Čia įaugai. Sakau, reikės kompresorius, bet čia nereikės turbūt iškasti iš čia. Žodžiu. Nu ką, pradėsim nuo to, kad atidaryt bagažinę kažkaip reikia ir pabandyti užvesti. Ar suks starteris iš viso. Raktelis yra, jau gerai. Akumas bagažinė atsidarė, tai čia jau labai gerai. Jo, matau, kažkokie žibintai lyg yra tenai. O, sakė, difuzorius yra, žiūrėk, rimtai yra difuzorius. Žalinis. Čia nuo M bankerį atrodo. Dar gal pinigų kažkiek kainuoja. Eik, tu savo, kiek ten ledą. Jo, akumą įdėti reikalų bus čia turbūt. Akumas tai telpa, bet ar laidai dasieks? Eik, tu kibirkščiuoji? Elektra įveda. Jau kažkas įdomus. Raktelis ten viduj? Jo. Aišku, šitas akumas čia benzininis nieko nesuks turbūt. Įdomu, kas ten dar per žibintai? Kodėl čia viskas nuardyta, dar klausimas. Degimas yra. Radija, posūkiai. Žvakė šildo. Šildo. Ir ridos dar nematau. Inspection. Bliam, reikia čia akumą antrą su laidais atsinešti, tai laidai yra. O tai ten kelias iš tos pusės yra įdomu bent jau? Gal prieš 5 metus buvo. Jei? Nelabai čia sukibirkščiuoja kažkaip, bet tikėkimės bus gerai. Antras bandymas. Dar žvakės kartelį pakaitinti. Po 5 metų, sako, reikia bent 3 kartus pakaitinti. Eik tu savo. Gal papurks? O čia akumą atidaryta, ha? Pala, tai ten nieks gal neuždaryta. Vieną pusę laiką. Ir čia nelabai spėję atidarysim. Ai, traselį va jau matau, nieko neduosi, ne? Būna kartais pašalė atšoksta. Gerai. Kažkur 15 minučių, bet kapotas pagaliau atidarytas, įveikė. Tai dabar purškimas į oro paėmimą ir nubandom. Bliam, reiks vis tiek būsą varyti. Jau akumas, viskas. Viskas. Šiaip tai gerai buvo. Varom būsą, jungiam akumą ir tai bandysim vesti. Būsas jau atvažiavo į pagalbą. 4. ar kuris čia bandymas. Na. Čia gale nėra masės. Šitas raktas nieko. Nesąmonė. Tai pirmą dar buvo tik. Dar vis neužvedėm, jau ir puga praėjo, bet radom priežastį, kodėl nesivedė, žodžiu. Mano laidai prarado kažkur kontaktą, dėl to nesivedė. O dabar jau, nežinau, gal 7. bandymas, jau pagaliau starterį suka, bandom. Muzika, nafik.
Jau biški per daug, gal? Nelabai pučiasi. Nu, prasivalė. Dirba. Nežinau, ar visi cilindrai. Kaip dūmas? Nėra dūmų. Po 5 metų nėra dūmų. Gal dar su visais katuliais vietai? Ką žinau, ką dabar daryti čia po 5 metų. Aš pažiūrėjau net, kad antifrizų yra. Turbūt protinga būtų buvę pažiūrėti, ar tepalų yra. O, yra ir gabaritai. Vairas stiprintuvas. Beveik. Veikia, bet sunkiai, nenori, ten ratai visi įaugę. Dabar svarbiausia pabandyti pašildyti, ar jinai šils. Nes čia tik pirmas etapas. Po 5 metų, vat geriausiai pasirinktas laikas vakare žiemą prie minusavo dirbti. Tai žodžiu, visi ratai įaugę. Pirmas dalykas, užvesta, dabar palaukti, ar jinai šyla ir per tą laiką galima bandyti dėti kompresorius ir pabandyti papompuoti. Laidus atjungiam dabar pabandyti. Ai, dabar palauk, kaip čia. Ant genero veikia. Generatorius reiškia krauna. Pagal tai, kaip iš duslintuvo atsirado juodo dūmo, bet čia normalu. Bet dirba lyg ne visi cilindrai, bet po 5 metų stovėjimo irgi, kaip ir normalu, visko gali būti. Žodžiu, pirmi metrai bus daroma po 5 metų, pažiūrim. Kaip čia judės ir kas čia vyks. Galinis ratas girdžiu, kad šnypšė. Pripūvė. O, sujudėjo, atrodo. Atgal. Nenori važiuoti. O, biškį sujudė. Gerai. Dar pajudink. Dar. Aha. Ir dar kartelį. Tik priekinis dešinys prikepęs suportas, reikia perpist ir visi sukasi, priekinis dešinys tik tai. Tai vat parodysim lifehacką, kaip taisosi, nes matėsi, visi diskai sukasi, o šitas diskas užpūvęs prie kaladėlių, prie suporto. Ir vat jisai pirmą neįdėjo, nesisuko, o dabar paėmame, mes jau buvom suplanavę tą dalyką, kad to turbūt prireiks. Paėmam tribelę, paėmam kūjį, bam. Ir turėtų tas padėti. Nu, arba šiaip su daugiau gazo pirmieną gal pavažiuojant, jau kaip 3 ratai sukasi, tai vienas tai jau nėra tokia didelė bėda. Bandysim toliau. Pažiūrėsiu, dabar šis pradėjo suktis ar nebe. Nepradėjo dar, bet pabandyk, gal dar šiek tiek gal praraus, ne? Dar kol kas nebuksuoja mano bent jau. O. Jau ir priekinis pradėjo suktis. Važiuosim. Ne, laikydamas ant stabdžio pirmą gazą ir tada tik atleisk. Aha. Va. Nu gerai, dūmelis jau atsirado. Nu, bet po 5 metų normalu, manau, kad biškį padūminu. Štai, kur mes gyvenam. Oho. Tai čia dinai ant tiek tuščia buvo išgaubta, matai pagal ratlankį. Jo, pašvietė, dabar pašvietė. Gerai, čia yra. O šitas jau išsileido, ar ne? Dar nelabai matosi, bet jo. Šitas leidžia. Nežinau, ar dar kartelį bandyti, ar antralą užvažiuosim ir taip, manau. Arba dar privažiavę dasipūsim. Va, matosi 5 sezonų. Puikiausiai čia viskas pavyko. Jau kažkur valandą laiko, ne? Panašiai. Valandą laiko ir mašina antralą. Liko prisirišti ir valandą laiko grįžti namo, jeigu nedaugiau, nes keliai tai tragedija, ypač padangas blogas. Praėjo kažkur mėno laiko ir štai, kem 6 jau garažiukė. Neturėjau laiko prie jo prieit,
Tai mėnesį laiko stovėjo lauke, šalčiai -20, buvo net -25. Įdėjom akumą, lengviausiai užsivedė, visiškai ten porą kartų pakaitinom žvakės ir iš karto užsivedė. Kas po 5 metų automobiliukui visai stebina. Ką dar žadėjau parodyti? Nu, žodžiu, apeinam dabar trumpai kėbalą, nes jau truputį nutirpo, jau galima kažką parodyti. Tai žodžiu, 5 metai stovėjimo, nežinau koks buvo pastatytas, nu, bet aišku, ant sparnų čia yra jų probleminės vietos, taip ar taip, rudelės, bet vat apačios sveikos, durys apačios sveikos, viskas gražu, durys gražu, galinė arka gražu, apart, va toks va tinkiliukas gražus vienas yra, aišku, iš vidaus jau korozijos ten yra, bet pati arka tikrai neišpakliuota, žiūrėjom dar tai visai stebino. Matosi pagal samanas, vat kaip ilgai stovėjo. Ir galbūt čia labiau matysis, kad yra samanų šiek tiek. Porą centimetrų aukščio samanos. Tai žodžiu, bet nesupuvus bagažinė. Nu kas keista, man nežinau, tiek laiko atstovėjus, čia viskas sveika ir gražu. Taip, čia neišpūvė niekas. Tik matosi, kad buvę kažkada daužta į galą ir vat yra surlenkta vieta šitą Landžerono kraštas. Čia ledas, kurį dabar ištirpinsim. Galinė arka. Kai atvarėm prieš mėnesį, buvo tikrai gražesnė, dabar va tai pasidengė. Bet irgi, čia nėra špakliaus, čia dar pirmas tas rūdėjimas, tai čia dar gan tvirta, kas turi kem 6 supras. Toliau durys vėl gražu, gražu. Čia gražu ir net sparnas, visas gražus apart priekį. Kapotas taip pat, turi pažeidimų. Tai žodžiu, va toks vat kėbulas, išstovėjus 5 metus pievoje, mane stebina. Salonas, surinksim viską, ko čia trūksta, išsivalysim. Nors dar čia klausimas, nežinau, ką su juo daryti kol kas. Vat visas detalės. Faros apdailos visokios. Čia viskas susidės, kažkokie M-bumperiai. Difuzorius, matau, yra. Žodžiu, tokie vat reikalai su tokiam 6. Ir dabar įdomu dalis. Pažiūrim, kaip po 5 metų pievoje atrodo dugnas. Štai. Slenkščių pakelimo vietos. Visiškai cielos, apart to, kad nėra vienos pakelimo vietos. Plasmasiuko, bet va štai priekinė yra, galinių nėra. Bet taip dar geriau matyti, kad čia sveikas metalas. Tik tai paviršutiniam rūdėm apsitraukusios. Čia yra nubėgimo kanalai vandens, tie kamšteliai, kurie yra iškrytę. Bet žodžiu, čia tik tiek, vat ką ir matau, ką reiktų tvarkyti. Nu, sublikstė su kamera, tas vaizdas šiek tiek taip pablogina viską, bet šiaip tikrai stebina, kad tas vaizdas visiškai dar neblogas. Ir dugno. Gerai. Dabar galvoju, ką su juo daryti. 500 eurų sumokėta už jį. Paaiškėjo, kad kol kas dar vis neranda jo dokumentų. O aš manau, kad jį netgi į techą galima būtų nuvaryti ir nedaug ten įrašyti trūkumų. Stabdžių vamzdeliai žiūrėjom nesurūdyje. Tas 2 skylės dugne sutvarkius, kas yra labai lengva jį sutvarkyti. Surinkus priekį galą, galima būtų varyti techą ir tikėti stebuklą. Nu, padangas dar turiu kitas žemynės, užmesčiau kokius kitus ratus. Ir būtų įdomu 5 metus atstovėjusią mašiną nuvaryti techą ir dar tikėtis praeiti. Įdomu, ką įrašytų į tą lapą. Bet čia toksai tiesiog pasižaidimai būtų dalykas, nežinau, čia koks biznis, 500 eurų. Dabar jeigu dokų neturiu, ar ją parduoti ant detalių, ar ką su ją daryti, nežinau. Parašykite į komentarus, pasakykit, ką jūs darytumėte tokiu atveju. Nu, apartų, kurie nepirktumėte už tokius pinigus. Čia mano nesąmonė, kad aš nupirkau, turbūt nereikėjo, bet man buvo įdomu tiesiog, kaip jinai atrodys, 5 metus atstovėjo ir kas ten jo gali būti gero. Kol kas aš vis tiek ją valau samanas, ruošiu, kad jinai važiuotų, surinkti priekį galą ir noriu nuvažiuoti į plovyklą, nuplaut, pažiūrėti tikrą jos vaizdą ir laukti dar vis doko, o gal jie atsiras. Ir tada techas, o tada už kosmosą galima būtų pardavinėti, dar padažius ten šiek tiek. Gerai, nesveikstam, žiūrim, kaip čia gausis. Šiandien turbūt kažko labai stipriai daug nenuveiksiu. Pavaliau saloną, kad nebūtų taip, kaip buvo. Žodžiu, kad maloniau būtų čia su juo kažkur važiuoti ir kažką daryti. Tai šiek tiek pavalytas, sudėtas vairas. Kas dar padaryta? Ledai šiek tiek nutirpo, bet gale dar vis
Akumuliatoriaus vietoj ledas, reikia atitirpinti. Pavaliau samanas. Tai dabar plovykla turėtų jau šitą visą nuplauti. O va šitos vietos išvalytas, kurių nepasiekė plovykla šepečiai. Tai va įdomu tas kėblas, kaip bus nupjautas, o dabar dar turbūt sudedu kokius žibintus priekinius, kažką priekį reikia pardyti. Parinkti, nepardyti. Ir kaip jau tapo klasika, Kem 6 nesurinktas, projektas uždarytas, nes parduotas draugui. Žodžiu, atsirado dokumentai, susitvarkė dokumentai, pardaviau už 800, tokia kaip yra, nespėjau net nuplauti. Gaila, bet man atrodo, mes dar ją pamatysim, kaip jinai atrodys vasarą, padaryta, paruošta, nes nupirko kaip ir projekčiukui, nori ją prikelt. Pamatėm, kad skardos gyvos, viskas prikeliama, padaroma, tai vat pažiūrėsim, kaip iš tas stovėjęs senelizas prisikėlas naujam gyvenimui. Tai va, prisiminimui, kaip jis atrodė. Va, taip. Visai jau neblogai ir atrodo, kai jau žibintai priekiniai susidėję, jau atsiranda ir formos. Tai, kad nestabdyt su kitais projektais, šitą parduodam ir judam toliau. O jeigu čia jau video pabaiga, tai būtinai pasubscribinam, parašom komentarą. Į Contribui pagal idėją turėtų būti jau įkeltas sekantis video. Ai, dar ne viskas. Darbai, garažo atnaujinimas. Staliukas. V8 chuligankės, mano senasis. Labai gerai čia dera ir žiūrisi. Dar telikas truputį įdaužtas. Senas iš namų keliauja kažkur čia ant sienos turbūt. Pasidės telikas, bus muzika, garso, šviesų. Super garažas. A kažkas sakė nepatogus, čia labai garažas ardymui ar dar kažkam. Čia ne ardymum, čia šiaip kažkokiam projektėliam pasiremontavimui, kur šiltai galima kažką nuveikti. Tai neheitinkit labai šitą garažą. Geras garažas. Turbūt viskas. Iki.